Dėkui labai. Apie šitą temą mes galim šnekėti visą dieną. 15 minučių. Ir galima daryti atskirą konferenciją. Ir man patiko Saulius Čaplinskas šiandien ryte mane perspėjo, kad Seime 10 minučių reiškia arba 6 minutės, arba 7 minutės, arba 8, bet ne 11 minučių. Tai aš tilpsiu į savo laiką. Taigi, jeigu mes norim, kad mūsų ilgaamžiškumas būtų sveikas, o taip mes visi norim, nes yra blogai, jeigu jis būtų nesveikas, tai psichikos sveikata yra būtina sąlyga. Ir neužtenka mums biologinės sveikatos, nesileidžia mums gyventi ilgiau, bet psichikos sveikata mums leidžia norėti, gebėti ir pats svarbiausia mokėti gyventi geriau. O tam reikia ir socialinio ryšio, ir aplinkos, ir mes matom, kad aplinka jinai turi būti pritaikyta įvairiems žmonėms. Taigi psichikos sveikata nėra kažkoks tai priedas arba sveiko amžėjimo dalis, bet yra būtina sąlyga. Aš netaip sakyčiau, be psichikos sveikatos negali būti iš visos sveikatos ir be psichikos sveikatos negali būti ir sveiko amžėjimo. Dėl ko taip yra? Ir dėl ko psichikos sveikata lemia sveiką ilgaamžiškumą? Dėl to, kad jinai veikia mūsų elgseną. Jeigu mes esame psichiškai sveiki, mes elgiamės sveikai ir tada tai didina mūsų sveikatą ir mūsų psichikos ir mūsų biologinę sveikatą, užburtas ratas. Tai veikia mūsų biologinės ligas, tai veikia mūsų pažintinės funkcijas, veikia mūsų mirtingumą ir savižudybės. Mes kol kas išliekam labai aukštoj rizikoj čia. Tai veikia mūsų funkcinius pajėgumus ir mūsų savarankiškumą, autonomiją, mūsų socialinius ryšius, atsparumą stresams, netektims ir pokyčiams. Kuo ilgiau mes gyvensime, mėlyjeji, tuo daugiau mes patirsime netekčių ir jeigu mes gyvensime labai ilgai, mes tapsime iš viso labai vieni, taip, nes visi mūsų draugai numirs ir aš niekam to nelinkiu, mūsų vaikai numirs ir dar blogiau, aš nelinkiu tiek gyventi, kad ir anūkai numirtų ir tada tas mūsų ilgas gyvenimas gali būti su dideliais iššūkiais. Taip. Tai veikia mūsų sveikatos raštingumą, mūsų gebėjimą priimti sprendimus, artimuosius ir pats svarbiausia palaiko gyvenimo prasmę, orumą, norą ir mokėjimą gyventi. Į psichikos sveikatą mes galim žiūrėti iš 6 perspektyvų ir aš siūlau šitaip žiūrėti. Tai iš visos visuomenės perspektyvos, ką mes esam sveikatos priežiūros vartotojai, iš visos sveikatos priežiūros bendruomenės perspektyvos, visi specialistai, kurie dirba sveikatoje, iš visų gydytojų perspektyvos, iš psichikos sveikatos specialistų perspektyvos, iš sveikatos priežiūros organizatorių ir vadovų perspektyvos ir čia mes esam iš politikų perspektyvos. Tai jeigu mes pažiūrėsim į šią temą iš visuomenės perspektyvos, mes turim priimti tokią nuostatą, kad psichikos ligos ir sutrikimai nėra kažkokia tai senėjimo būtina sąlyga ir natūrali senatvės dalis. Mes turim atpažinti juos, gydyti ir užsiimti jų prevenciją. Vienišumas, izoliacija taip pat yra labai svarbus mūsų psichikos sveikatos veiksniai ir mes turim daryti viską, kad jų būtų mažiau. Pagalbos ieškojimas esant psichikos iššūkiams turi būti toks pat normalus, kaip ir arterinio kraujo spaudimo matavimas. Ir jau čia buvo minima, kad sveikas amžėjimas prasideda ne nuo 65 arba nuo 70 metų, jis prasideda nuo galim sakyti, gyvenimo pradžios. Taip ir mes šiuo metu žinom ekranų problemą ir interneto problemą. Tai mes psichikos sveikatos kapitalą kaupiam nuo pačios pradžios, per santykius, per savo fizinį aktyvumą, čia šnekėti per miegą, darbą, prasmę ir mokėjimą tvarkyti su iššūkiais ir mokėjimą gyventi aplamai.
Jeigu mes pažiūrėsim iš visų gydytojų perspektyvos, visi gydytojai, ne tik šeimos gydytojai, bet ir kardiologai, ir chirurgai net, ir visi kiti, jie turi tapti psichikos sveikatos vartininkais, nes tie žmonės, ypatingai vyresni žmonės su iššūkiais psichikos sveikatos gali pas juos ateiti ir dėl to visiems gydytojams reikia mokėti atpažinti depresiją, nerimą, priklausomybės ir kognityvinius sutrikimus, kitas rizikas, normalizuoti tai ir nukreipti tuos žmonės, kad jie kreiptųsi, nesigėdytų ir nebijotų eiti pas būtent psichikos sveikatos kažkokius tai specialistus. Ir gydytojai turėtų pradėti teikti pagalbą, ypatingai šeimos gydytojai, esant kažkokiem tai iššūkiam. Jeigu mes imam visą sveikatos priežiūros bendruomenę, tai visi slaugytojai, ergoterapeutai ir kineziterapeutai, mitybos specialistai, net farmacininkai, socialiniai darbuotojai ir visuomenės sveikatos specialistai turi savo kompetencijų ribose, jie atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių psichikos sveikatą ir dėti pastangas ir prevencijos lygyje, ir koregavimo lygyje, taip kaip jie moka ir tas, kas įeina į jų misiją. Įmant psichikos sveikatos specialistus, tai būtent gydytojus, psichiatrus, psichologus, psichoterapeutus ir kitus, tai jiems reikia ankstyvam laikotarpį atpažinti psichikos sveikatos iššūkius ir taikyti tinkamas intervencijas, įskaitant vyresniam amžiui tokias specifines temas, kaip, pavyzdžiui, komplikuotas gedulas. Įskaitant pažintinės funkcijos iššūkius ir sutrikimus, kas būtent vyresniam amžiui irgi būna. Ir taip pat vyresniam amžiui reikia taikyti adekvačias psichologinės intervencijas ir šeimos konsultavimo, įgūdžių stiprinimo, gedulo terapijos ir taip toliau. Reikia dirbti su artimaisiais ir globėjais, nes artimieji ir globėjai, jie patiria milžiniškus iššūkius padėdami savo šeimos nariams ir reikia gerinti jų įgūdžius labai svarbu, edukuoti juos ir padėti jiem atstatyti jėgas. Ir dar išlieka klausimas, nors šiuo metu ženkliai geriau negu prieš 30 metų, čia nėra ką lyginti, anksčiau buvo stigma, jeigu lankaisi pas psichiatrą, tai reiškia jau rimtos labai tau bėdos ir jau tu kažkoks tai kitas, tai šiuo metu yra garbė lankytis pas psichoterapeutą kartais ir psichoterapija yra dabar labai mėgstama specialybė Lietuvoje ir labai sėkminga specialybė ir aš džiaugiuosi, kad aš vadovauju psichoterapeutų ruošimui, bet dar vis tiek išlieka stigmos ir reikėtų, kad visi šių paslaugų vartotojai jie jaustų savo orumą ir turėtų tikslą būti kuo daugiau funkcionalūs. Vadovai, jiems siūloma įtraukti psichikos sveikatos ir patikrą, ir korekcijas į vyresnio amžiaus žmonių priežiūros algoritmus, integruoti visą sistemą, kad ir šeimos medicina, geriatrinė pagalba, reabilitacija ir socialinė pagalba irgi būtų vienos sistemos dalis. Ir labai svarbu, kartais vadovai užmiršta tai, jie turėtų rūpinti savo darbuotojų, gydytojų, slaugytojų ir kitų psichologinę sveikatą. Dar šito pritrūksta. Taip, nes jeigu pats gydytojas ir pats slaugytojas ir pats sveikatos priežiūros specialistas neturi tos psichologinės sveikatos, tai jis ir negali to padaryti. Ir politikai jau čia mes matom, kad jie labai daug daro, tai ir mes girdėjom, kad psichikos sveikata turėtų būti įtraukta į visas grandis, į visas ministerijas, apie ką buvo šnekėta, į bendruomenės paslaugos, į pirminės sveikatos priežiūros stiprinimą ir aišku, specifinės psichologinės ir psichoterapinės pagalbos organizavimą vyresniem žmonėm. Taigi, sveikas amžėjimas gali būti strateginis valstybės pasirinkimas tuomet, kai būtent psichikos sveikata atsiranda ir biudžete,
ir teisėkūroje, ir savivaldoje, ir paslaugų standartuose, ir rezultatų rodikliuose, apie ką čia buvo ir pranešimų. Ir labai noriu padėkoti būtent šios konferencijos organizatoriam ir ne pirmosios konferencijos, čia visa serija šitų konferencijų dabar vyksta, nes apie tai ir kalbama ir labai tikiuosi, kad šitos kalbos virs labai naudingais darbais. Tai man atrodo, kad tilpau į laiką. Ačiū labai.